Mindaugo atsiųstas anekdotas. Susitinka 3 medžiotojai. Nu, ten, blėt, pasigirt, kaip kas ką ten šaudė, ką. Nu, ir apie šunis kalba užėjo. Pirmas sako, oi, blėt, mano škota huienas. Išeinu medžiot, pizdė, žiūriu, blėt, pamiršau šovinius, blėt. Daviau šautuvą pavostyt, nubėgo iki namų, atnešė karočių šovinius. Blėt, sako kitas, huine, o tai ką tau? Huine, mano rimtesnis. Aš išeinu medžiot, blėt, pasėmiau šovinių, šautuvą pamiršau, blėt. Tai aš jam šovinius pavostyt daviau, nubėgo, blėt, atnešė šautuvą. Trečias stovi. Blėt, ir man, sako, panašiai buvo. O tai ką tu? Ką, irgi medžiot buvai? Ne, blėt, sako, nuvariau prie upės va su šeima, blėt, įsimaudyt. Kur va buvo, blėt, man įdomu, ką pamiršo, kai visada, blėt. Daviau šuniui pavostyt pizdą, nulėkė, nahui. Stovim, laukiam, kur va, žiūriu, blėt, atitysė kaimyną už kiaušinių. Vaistinė 1 LT